Sveikas, Dariau. Labas, Ilja. Šiandien studijai turim Darių Čibonį, kuris yra labiausiai patyręs vadovų ir pardavėjų treneris Lietuvoje. Šiaip, galbūt yra daugiau netgi tokių trenerių kaip tu, bet aš bent jau atradau tave, dabar akiratyje, tai tave vienintelį. Tai šiaip labai smagu, kad lietuvių yra, kurie to moko, nes pavyzdžiui, aš tai visada tik užsienyje rasdavau. Tai kažką atrast lietuvių kalba yra tikrai labai smagu. Jo, kažkada aš irgi tik užsienį mokydavaus tų dalykų. Bet yra Lietuvoje, aišku, yra laikai tokie, kad kas yra užsienį, tas jau yra ir Lietuvoje, greitai ateina. Tiesiog gal mane daugiau pastebi, nes aš tiesiog labai seniai tą darau. Aš dinozauras toj srity. Aš pastebėjau, kaip tik vakar žiūrėjau ir aš kaip supratau, tu mokyme apskritai kaip treneris esi 25 metai. Žinai, kaip skaičiuot, aš 95 metais, berods jo 95 įsidarbinau į tarptautinę konsultavimo įmonę, kuri teikia mokymus ir konsultacijas. Ir aš ten pradžioj pardavinėjau tas paslaugas. Pardavinėjau, vėliau labai greit, aš neatsimenu, čia pusę metai praėjo, kai mane parašė ir pradėjau vesti mokymus. Tai aš skaičiuoju savo tokį kaip krikštą 95-96 metai. Ok. O kaip tu, pavyzdžiui, supratai pats, kad tau čia, varikliukas yra būti treneriu arba pardavimai? Kad treneriu būti aš niekada neturėjau nei tokio tikslo, nei svajonės, nei noro. O pardavimai mane lydėjo nuo vaikystės, nežinau, turbūt užaugau įgimtas įgūdis. Tradiciniai proletaro šeimoje, mano norai buvo didesni negu tėvų galimybės, tai mano paauglystė buvo 80-ais ten kažkokiais metais, kur daugelis kažką pigiau pirkdavo, brangiau parduodavo, jeigu nori turėti rankpinigių ir kažkokių tai gražesnių žaislų daiktų. Bet profesionalus kelias kaip pardavėjo prasidėjo būtent tais 95 metais, kai įstojau į tarptautinę konsultavimo įmonę. Ten mane išmokino kaip tikrai tą daryti profesionaliai, nes tai mano klientai ir tada ir dabar buvo verslo įmonės, pokalbis su vadovais, dažniausiai su aukščiausio rango vadovais. Tai sugebėti susitarti, kad su taim šnekėtųsi, sugebėti prakalbinti, sugebėti sudominti. Tai buvo mano kasdieninė duona ir tų dalykų mokau kitus. Labai įdomu. O aš kaip suprantu, tai tu į užsienį važiavai mokintis? Kaip aš paraleliai, ir užsienį turėjau kažkokių autoritetų, bet jeigu taip chronologiškai, tai pradžioje buvo Lietuvoje mano darbdavys buvo užsienio kompanija, tai yra Mercury International skandinavų įmonė. Jinai pasaulyje buvo jau ten keliasdešimt metų, bet 95 atėjo į Lietuvą berods. Ir tai buvo pirma įmonė Lietuvoje, kur tokio pobūdžio mokymus teikia kitom įmonėm. O aš buvau vienas iš pirmų pardavėjų, kuris tai darė. Aš galima sakyti, su mečete ten per džiunglės variau, nes tuo metu įmonės, ypač lietuviškos įmonės, tai dar jaunas verslas, 95 metai, jos neturėdavo biudžete numatę pinigų mokymams. Reiškia, aš kodėl su manim turėtų susitikti, kodėl su manim apie tai šnekėti, kodėl skirti pinigų. Mokymai kainavo, tuo metu įmonėje kainavo vieną dieną mokymų 8000 litų. Tai čia šiandieniniais pinigais būtų 14 turbūt tūkstančių eurų, nežinau, visas infliacijas iš projekciją pataikyti. Skaityk 14 štukų eurų, net dabar už tiek, nežinau, kas Lietuvoje pardavinėja mokymus. O tada reiškia tokia kaina, produktas nežinomas, įmonė Lietuvoje nežinoma ir aš ateinu, man 23 metai, supranti, pas direktorių ir turiu sudominti mokymais. Tai dabar, kai pagalvoju, man pačiam sunku patikėti, bet tą mokyklą praėjęs aš velniškai dėkingas. tą mokyklai tikrai užsiauginau kažkokią tai skūrą, atsirado įgūdžiai, mane suformavo kaip pardavėją. Ne šiaip turgui ten pirk parduok, bet iš tikrųjų profesionaliai. O vėliau kažkokie autoritetai buvo užsienį. Aš manau, kad čia vienas iš svarbiausių realiai įgūdžių šiandienos. O tu minėjai, kad ateidavai pas direktorių. Tai tu kažkaip bandydavai įmonėj tiesiogiai eiti pas jį, ar kažkaip per... Klasika, atsirenki įmonės, kurios mano manimu turi potencialo, reiškia, kurios galėtų investuoti darbuotojus, čia spėjimas, reiškia, įmonė. Interneto arba jo nebuvo, arba mes dar nesinaudojom tais metais, tai tiesiog žiūrėdavai ir Lietuvos rytas laikraštis ryte, žiūri iškart nuo galo skaitai, kokios įmonės ieško darbuotojų, ką tik atsidarė. Viskas, pasižymiu, skambinu, bandau pasiekti vadovą, bandau sudominti susitikimų dėl darbuotojų mokymo. Tai tokia klasika. Niekada neįdam kaip su keptuvėm, žinai, per ofisus belzamės į duris, tik susitarimas telefonu, tik jį pavyko sutarti, atvažiuoja manęs, kad lauktų, kad man būtų skirtas laikas, iš tikrųjų, oriai. Bet aišku, man tuo metu jaunam atrodė, kad mano trūkumas yra mano amžius, kas manim jaunu to patikės. Bet vėliau kaip aiškėjo, kad... aš manau, ambicijų reikalas. Taip. Tai iš tikrųjų
ambicijų, atkaklumo, noro mokytis. Ir tai yra bendravimas, tai yra įgūdis, aš manau, tai galima išmokyti, ką ir darau. Bet dabar, kiek mačiau, ir atvirus mokymus vedi ir privačius įmonėm, ar ne? Taip, yra atviri ir tie vadinami vidiniai vienai įmonėje. O atviri tai čia gali kaip, atviri seminarai, bet kas fizinis asmo? Bet kas taip gali bilietą fizinis asmo. Iš tikrųjų, grupės atviruose mokymuose pas mane būna iki 15 dalyvių, tai yra skaičius ribotas, nes visi sėdi U formą, kodėl jų tik iki 15, kad kiekvieną galėčiau pasiekti, kiekvienas galėtų klausimą užduoti, nes ką aš duodu teoriją, duodu užduotis, stebiu atlikimą, tai vat tokios grupės. Bet 98-99% dalyvių yra atstovai įmonių, o privatus labai retai, itin retai. Aš vakar, dėl įdomumo atsidariau tavo kanalą, tai labai įdomių video radau. Iš tikrųjų, tiek, kiek rašiausi mūsų pokalbiai, nemanau, kokių įdomių video yra. Ir daugelį pražiūrėjau. Tai va, auditorija, kam įdomu, YouTube kanalas Darius Čibonis, gali atrasti, kas užsiema pardavimais, verslų, vadovai galbūt žiūrit irgi. Tai daug naudingos informacijos yra. O koks buvo tavo pirmas stambiausias klientas? O, čia tokį klausimą reikia prisiminti, reikia pagalvoti. Žinau, aš gerai atsimenu, pirmą klientą atsimenu, o kas buvo stambiausias? Gal tai ne pirmas, bet man įsiminęs tikrai vienas iš stambiausių, jau šiek tiek vėliau buvo didieji bankai, pavyzdžiui, Danske bankas, tuometinis Danske bankas. Didelės sutartys, daug grupių, daug mokymų, aš ten tuo metu žinau visus nuo valdžios iki vadybos ir paprastų vadybininkų. Šiaip tai tokiais, manęs kartais klausia, kokios įmonės dažniausiai mokosi, kokio verslo, kokios sferos. Tai yra cikliškumas ir sakykime, iki tos globalinės krizės, kuri buvo 8-9 metais, tikrai bankai buvo didžiausi klientai, daugiausiai investuodavo į mokymus bankai. Tuo metu visi ėmė rinkos dalį, investavo į darbuotojų mokymus, kad kuo daugiau parduoti, reiškia tų paslaugų, kuo daugiau klientų pritraukti. Po krizės aš labai retai bankus gaunu savo mokymuose, labai retai, bet atsirado logistikos ir statybų įmonės. Statybų tai nebūtinai statytojai, tai yra įmonės, kurios tiekia į statybos, statybinės medžiagos, apdailos medžiagos, ten darbai visokie, logistika labai pakilo. Farmacijos biznis, savo laiku buvo labai daug farmacininkų, aš turbūt daugumą tų didžiųjų farma kompanijų darbuotojus esu mokęs, bet šiuo metu itin retai. Tiesiog pats rinkos ciklas kitas, kadaise jie turėdavo po 60, po 90 medicinos atstovų, kurie lanko gydytojus, šiandien dauguma yra susimažinę iki keliolikos, tiesiog patys ciklai keičiasi. Tai ir bankai dabar uždarinėja tuos klientų aptarnavimo padalinius, visus gena internetą, mažina darbuotojų. Tai tiesiog aš stebiu, pro mano akis galima sakyti, vyksta tie procesai. Okay. Tai aš kaip supratau, bet ar yra, pavyzdžiui, kokia nors konkreti sritis, kur tu būtent mokai pardavimo, ar jie tavo mokymai yra labiau universalūs, kur ir prekiai, ir paslaugai, svarbu, kad tik telefonu tai būtų parduota? Ne, nebūtinai telefonu. Telefonas dažniausiai tai yra tik priemonė, kad sutartų susitikimą. Būdavo anksčiau gyvo susitikimo, dabar ir video susitikimą, paraleliai galima ir tokį. Telefonas tai daugiau priemonė susitartų susitikimo. Nebent yra kai kurie verslai, kaip pavyzdžiui, ten draudimas, ten ir kai kurios kitos įmonės turi vien telefoninius pardavėjus, kur vien telefonų pardavinėja. Gal kas apibūdina mano tą tikslinį klientą ir kažkiek tai mano kompetencijas, kad tai labiau yra business to business, reiškia pardavimo sfera. Tai yra verslas verslui. Aš gaunu mokyti ir business to consumer, reiškia B2C, tai yra, tarkim, parduotuvių pardavėjus ar kažkokių tai agentūrų, kelionių pardavėjus gaunu mokyti, bet labiau mano arkliukas yra business to business. Ir čia gali būti ar prekės, ar paslaugos, nesvarbu. Svarbu, kad tai būtų, aš daugiau mokau paties pokalbio, paties įtikinimo. Nesu ekspertas ten rinkodaros, internetinės ar socialinių tinklų, apie tai ir nevedu mokymą. Bet jeigu reikia įtikinti kitą žmogų, ar telefonu, ar raštu, ar susitikus, čia jau aš turiu ko pasidalinti. Geras. Mes su draugu turim grafikos dizaino agentūrą ir irgi dirbam šiek tiek. Šiaip dažniausiai klientai patys ateina per paslaugų portalą, bet kartais pamatai kokią problemą ir galvoji, kaip norėčiau jam paskambinti. Tai va, manau, ateityje mes irgi kreipsime. Iš dalies, aiškiai, ką aš taip pat padedu, kaip apdoroti tas įkrentančias užklausas. Gal klientai parašo e-mailą, nežinau, paskambina, tai kaip tą
pardavimo galimybę išvystyti ir privesti iki pardavimų. Geras, super. O įdomu, tavo dabar, kai šita yra pagrindinė veikla daug metų, o tu buvai pagalvojęs, kokią kitą veiklą užsimtum, jeigu ne trenerio, iš kurios užsidirbtum? Iš tikrųjų, dažnas klausimas, kaip man šis neatsibodo, tiek metų tu pačiu užsimti, aš tą puikiai suprantu tos, kurie klausia. Aš ir pats stebiuosi, žinai, metai bėga, ne veltui sako, ten senukai sakydavo, kad su amžium greičiau laikas bėga, tai man irgi jau greičiau atrodo jis bėga, nes aš nepastebėjau, kad 28 ar kiek čia prabėgo. Bet aš manau, pirmiausia, kodėl man neatsibodo, nes aš kiekvienais metais čiut ne visą vasarą turiu laisvą. Taip nuo joninių iki rugpjūčio galo aš praktiškai laisvas. Atostogauju. Vienas kitas užsakymas, aš keliauju, atostogauju, aš enjoyinu vasarą. Antrą kartą aš laisvas esu nuo gruodžio vidurio iki sausio galo. Tai yra, kadangi 2 kartai metuose, kai aš turiu tokį padoraus laiko pasilsėti, tai man neatsibosta šita veikla. Bet aišku, esu turėjęs ir kitų veiklų, aš paraleliai, dažnai turėdavau paraleliai kažkokių kitų projektų. Esu savo laiko įsteigęs coachingo specialistų ruošimo mokyklą ir ten 5 laidas išleidęs, paskui pardavęs savo dalį partneriui. Esu turėjęs ir motociklų prekybos saloną ir automobilius mes importuodom su draugais logistikos siuntom. Paraleliai visokių galų esu daręs, bet tos veiklos prasidėdavo, atsibosdavo, arba nunykdavo, arba aš jas parduodavau savo dalį, o mokymo veikla vis liko, nes dalinai todėl, kad gal aš jau ir persimešiau kitą sritį, bet mane patys klientai gražina. Ateina ruduo, artėja ruduo ir prasideda, reiškia, užklausos, skambučiai, man pačiam dažnai net nereikia skambinti ar mano žmonėm, aš kažkaip banga neša, aš ant jos plaukiu, toks kaip surfingas čia kažkoks. Kaip atsakai, jau. Taip, savo laiku didelį indėlį padariau, savo laiku tikrai daug aktyvaus darbo, daug atkaklaus darbo ir dabar tie vaisiai kažkiek reikia dar į pagreičio suteikti. Aišku, aš nesėdžiu ir nelaukiu vien savo klientų užklausų, kad net kirpėti, taip pat aktyviai darau veiksmus, bet net jeigu aš nieko nedarau, aš gaunu užsakymų, kurių tiesiog neatsisakau. Mhm. O kiek, pavyzdžiui, vidutiniškai per dieną tu mokydavaisi to? Jaučiu daug laiko, kokias kelias valandas? Aš taip niekada nematau, žinai, kai man pranešė darbovietėje, kur aš sakau, pardavinėjau pradžio tik mokymus, man pranešė, kad aš turėsiu pravesti irgi pirmus mokymus, kad turėsiu ir vesti mokymus, ne tik pardavinėti. Aš atsakiau, kad sakau, nenoriu, manęs nedomina. Tikrai, iš tos serijos, kad čia nebuvo mano svajonė, aš kategoriškai atsisakiau, sakau, aš noriu vien pardavinėti, man patinka. Patinka pardavinėti, gerai gaunas, reiškia, komisinį patinka, mane tenkina. Ne, sako, jeigu nori čia toliau dirbti, turi ne tik pardavinėti, bet ir įvesti, nes tokia tvarka. Kai žmogus jau gerai parduoda mokymus, tada mes pradedame įruošti, kad ir kitus mokyti. Mane per jėgai tai stumė. Tai tam pirmam seminarui, tai turėjo būti 4 dienų trukmės, aiškiai, aktyvus pardavimo seminaras, kurį turėjau vesti. Aš nežinau, kiek ruošiausi, mane ruošė, aš pats ruošiausi, aš kelias savaitės ruošiausi, aš kiek naktų nemegojau. Stresas buvo, labai daug ruošiausi. Tai fast forward reiškia 20 keli metai, dabar tas pagrindinės savo klasikinės programas, jeigu atviras seminaras, pavyzdžiui, mano paskelbta programa, aš ją žinau atmintinai, man ruoštis nebereikia. Bet jeigu vidiniai mokymai, viena įmonė, aš turiu įsigilinti jų veiklą, įsigilinti jų pardavimų procesą, kartais į produktą, ten jau tenka pasiruošti. Tai nėra tokios taisyklės, kiek ruoštis. Anksčiau daug, dabar mažin, bet kai kuriais atvejais gaunu kaip reikia. Reikia pasiruošti pranešimui, reiškia konferencijai 15 minučių, ruošiuos 3 dienas. O 2 dienų seminaras, kurį aš vedu kas 2-3 mėnesiai, nesiruošiu. Man patiko, aš prisimenu vakar, žiūrėjau vieną iš tavo podcastų ir tu minėjai, kad kaip pardavimo formulė, ar ne, reikia jau kiek 7 metai likti, sakai, išėlės tave kviečia. Ar 13 ar 14, aš pasimečiau 14 metų. Vakar kaip tik dariau tvarką tarp savo stalčių, radau suvenyrą, reiškia 2012 metų, reiškia, kur pardavimo formulė pranešėjami teikdavo. Tai reiškia 12 metų minimum, ar gal ir 13. Tai čia prie tos pačios temos turiu meni, kad labai matau, kiek tu pats įdedi darbo, žinai, visą ruošimąsi, nes tu ir pasakiau, kokį ten prikoliuko jokinga, arba ta prasme, nesikartoja temos, nenuobodu. Tai čia tas yra žiauriai gerai ir aš manau, kad matosi tas vaisius, žinai, kad vis keiti temas, pridedi juokingumo ir ta auditorija, žinai, įsitraukia to plius į tavo mokymus. Tai šaunu, kad žmonės tai vertina, nes aš suprantu auditorijos ir poreikį, kai yra konferencija, sėdi tenai 1500 ar daugiau dalyvių visą dieną, keičiasi lektoriai.
Aš kai ruošiuosi tokiam pranešimui, aš visą laiką, reiškia, atsakingai galvoju, kad ką aš jam duosiu, kas jam būtų naudinga, ką galėtų nuo rytojaus pritaikyti jie, kaip pardavėjai. Antras dalykas, kaip tai pateikti įdomiai, kad būtų ir šiek tiek pramogėlės ir humoro, reiškia, sveiko reikia. Trečias dalykas, apie ką dar nesu išnekėjęs per tas konferencijas, tai mažiausiai tokie 3 kriterijai ir kuo toliau, to sunkiau, nes kiek tų metų, kiek tų temų. Na jo, aš tikiu. O dar prie susipažinimo temas įdomu, kokie tavo būtų top 3 pagrindiniai hobiai? Pirmas, kas į galvą ateina, tai automobiliai turbūt. Aš galvoju, kad taip visą, kiek save atsimenu, jau mano tėtis dar, aš buvau mažas vaikas, reiškia, visą laiką kažkur gaudavo kažkokių importinių automobilių, tai Fordas stovėdavo, tai koks Chevroletas, reiškia, kieme į garažą su juo mėgdavo įti automobiliai. Aš suskaičiau, kad per savo iki šiol virš 30 automobilių turėjau. Tai tai 2, tai 3, tai 4 pas mane, jie ten keičiasi, jų ieškoti, domėtis, vairuoti, turėti, patvarkyti, parduoti, tai čia toks hobis, nes aš iš to neuždirbu, aš čia leidžiu pinigus. Tai kas antras, kalnų dviračiai turbūt irgi. Kalnų dviračiai, aš gal 20 metų, mėgėjiškai, bet minu kalnų dviratį, tai čia kaip hobis ir kaip sportas gal. Kas trečias, banalus kelionės, nes visi tą sako, visi tą sako, bet tikrai aš jau, kadangi turiu tą laisvą vasarą ir laisvą viduržemį, aš stengiuosi kaip reikiant pakeliauti, taip kad tikrai būtų ką prisiminti. O iš Aliaskos grįžau prieš savaitę ar prieš 2 gal. Faina, pirmiausia, kad Aliaska tai čia viena, bet pirmą kartą gyvenime kemperį keliau. Mes 6 draugai, reiškia, išnuomojom didžiulį kemperį, 4,5 tono Amerikoje, Aliaskui ir pakeliavom. Tai tas kemperio gyvenimo ir keliavimo kemperyje vaibas su draugais, pati Aliaska, meškos, gerai buvo. Gerai, smagu. O dabar dar prie automobilių. Jau kalbėjom, bet kokį turi nusimatę sekantį automobilį, kurį pirksi? Jeigu mano autopliusą ir mobilę D paskyras atsidarytum, ten bet kurią akimirką yra 14 priparkuotų mašinų. Čia tiesiog priklauso, aš dabar mano dabartiniai 2 yra išstatyti į pardavimą. Aš laikai pavažinėjau ir išstatau į pardavimą, neskubėdamas parduoti, bet jei kažkas pirktų už tiek, maždaug parduočiau. Tai nelygų, kuris prasiduotų pirmiau, tai priklauso, ką sekantį pirkčiau. Tai yra, mano akiratį, ko dar nesu turėjęs ir kas smalsu, nesu turėjęs, reiškia, ir noriu paturėti kažką iš AMG Mersų, C63 norėčiau. Senesnį modelį? Jo, norėčiau tas paskutinis atmosferkį, reiškia, norėčiau. Tai pas mane tie keli priparkuoti. Lietuvoje nelabai tokių buvo, dabar kažkada čia sudarau autopliusą, pagalais autopliusą 3-4, kur man įdomus. Reiškia, maros nuo 13 metų paskutinis ten faceliftas. Mačiau, kad daug. Ir dabar užvertė Lietuvoje. Neturėjęs ir ką dar norėčiau paturėti, reiškia, Maserati Gran Turismo, vien dėl garso, reiškia, dėl variklio. Iš tų didelių GT, ką aš BMW 6 klasės net 3 kartus turėjau, Jaguarą XK turėjau, Maserati mano taikiklėje dar. Oi, į toliau dar. Tikrai gyventi nebus nuobodu, kol galėsiu tą hobį penėti. Mačiau, kad dar turi knygą parašęs, ar ne, Svajonės link. Įdomu, kokia jinai labiau yra pobūdžio? Motyvacinio, ar apie irgi pardavimus žinių? Jo, ten visai ne apie pardavimus, tai yra grinai, taikliai pastebėjai motyvacinio pobūdžio. Knygą parašiau ir išleidau 2007 metais, 7 metai, kiek metų praėjo. Tikrai pasigilinai, kad kažkur suradai, nes nebėra pardavime seniai. Ir ten gavosi taip, kad mane apraučino vieną leidyklą Lietuvos ir pasiūlė, sako, gal gali parašyti knygą apie tikslus, apie lyderystę, tuo metu apie tai mokymų daug vedžiau. Aš sakau, kadangi jau kreipėtės, tai kažkaip noriu nepraleisti tos galimybės, gerai, aš parašysiu, bet po kelionės, dabar į kelionę varau. Tuo metu tokią svajonę kaip tik realizavau. Mes 3 motociklais suplanavom per Ameriką, per Route 66 pravažiuoti, pirmyn ir atgal, 66 šito istorinių kelių per visą JAV. Nusipirkom Harlius, ten Amerikoje ir per Ameriką. Grįžom, realiai kelionę, grįžom, leidykla vėl mane susirado, sako, tai kaip knygą rašysi, sakau, gerai, rašysiu, kadangi taip sutarėm, bet aš dabar biškį kitokią norėčiau parašyti, ir aš jiem papasakau idėją. O iš tikrųjų, kai mes per štatus keliavom, pas mus pradėjomės Džordžijos valstijai, tai Džordžijos numeriai buvo, ir važiuojant į vakarus,
sustodom, prieidavo vietiniai žmonės, sakydavo, jūs ką, iš Džordžijos čia, nu, tiek toli atvažiavot. Nu, jo, iš Džordžijos. O kur važiuojat? Nu, tai mes iki vakarų pakrantės, paskui atgal. Eik, tu savo, jūs iš kur? Iš Lietuvos. Mane sako, aš čia gyvenu visą gyvenimą, va. Visą gyvenimą svajojau tokią kelionę padaryti. Man 60 plus metų. O jūs tą darot? Grįšiu, va, žmonai papasakosiu, gal dar kitais metais išvažiuosim. Ir tokių, kaip pasakai, tokių pavyzdžių buvo ne vienas. Per visą Ameriką prieidavo žmonės, žavėdavos mūsų kelionę ir tai įkvėpdavo juos pačius, nu, tą daryti, nes jie kažką norėjo, žinai, maždaug ir paliko. Tai va, aš pagalvoju, kad ta kelionė savo pavyzdžių visai galėtų įkvėpti ir daugiau žmonių savo svajonės prisiminti, jas gyveninti, tai pagal tai ir parašiau. Kelionės metu rašiau dienoraščius, Facebook'o nebuvo, tai mes buvom pakūrę tokią svetainę, ten vakarais rašydavau, kai būdavo Wi-Fi, dėdavau, ten daug būdavo žiūrinčių, jau rašydavo man, reiškia, kur dingot, jeigu porą dienų nėra dienoraščio. Tai va, dienoraštį panaudojau tą, nu, pridėjau papildomą turinio, nu, kad tiesiog pamotyvuoti, paskatinti žmonės siekti to, ko jie nori, drąsiau, nestabdyti. Ir išleidau tą knygą, ką galvojau, bus ten draugam, pažįstamiem giminėm. Nu, gavos taip, kad pirmas tiražas prasidavė labai greitai, antrą išleidom, prasidavė ir antras, tai toks buvo netgi Lietuvoje. Mano nuostabai, reiškia, berods 6 savaitės prabuvo Baltų lankų knygynuose perkamiausių knygų 10-uke. Nu, nors tai nebuvo komercinis ciklas ją parašyti, bet dar, žinai, ir ten gavos ir komercija gera. Vat aš ir pagalvojau, kaip tik norėjau klausti, kiek puslapių gavos, nes aš, žinai, kaip įsivaizdavau, galvojau, grįžai namo, atsisėdai ir, nu, pradėjau rašyti. Nu. Matai, aš buvo šortketas, aš turėjau žaliavos dienoraščių. Plus, va, ta knyga, ko buvo, jinai tikrai unikali tuo metu buvo, pabrėžiu tuo metu. Nes būdavo arba tokios tekstinės knygos pamokančios, arba nuotraukų albumai būdavo nu, apie ten šalis visokias. O mes padarėm miksą, tokią idėją realizavom. Reiškia, kelionės metu daug nuotraukų gerų padarėm ir ta knyga buvo iliustruota nuotraukomis. Tiesiog nuotraukos mūsų kelionės kažkokių etapų, dienoraščio fragmentai, kažkokios įžvalgos, patarimai. Tai va, buvo tokia miksuota ir mes ją padarėm ant kokybišką fotopopieriaus. Tai yra iliustruotas spalvotom nuotraukom, tekstas, motyvacinė dalis, buvo savo pobūdžiu tuo metu unikali, aš manau, gal todėl ir pakankamai sėkminga. Va, ir puslapių gal buvo virš 200, bet aišku, ten grino teksto, jeigu atmes nuotraukas, nežinau, gal ten 100 kažkiek su viršum gautus. Bet visos mintis realiai natūraliai įlijas ir dienoraščiai plus. Ir nemeluosiu, aš tą knygą parašiau per 2 savaitės, man atrodo. O su laptopu net papildomas klaviatūros neturėjau, va, taip, kur reikėdavo visą laiką, žinai, su laptopu klaviatūrą dirbti. Nes buvo irgi vasara, tik grįžau vasarą, leidykla vėl mane surado, aš galvoju, jeigu dabar neparašysiu per rugpjūtį, rugsėjai prasidės mokymai, viskas, aš neturėsiu kada. Tai sėdu kažkaip ir pasirašė. Nu, bet geras, dar nepažinau savo aplinkoje žmogus, kuris knygą būtų parašęs, tai įdomu buvo kaip. Tai faina, žinok, man jinai atvėrė tokį irgi vartus į naują patirtį, nes vėliau leidykla organizavo netgi susitikimus su skaitytojais ten knygynuose, tai pažiūrėjau, kaip filmas rodo, sutartų laikų ateidavau, sėdėdavau eilė skaitytojų, dėdavau autografus, grinai kaip filmuose. Ir dar buvo geras bairis, reiškia, tikrai ačiū leidyklai, Eugrimas leidykla, Saulius Petrulis, linkėjimai, jeigu žiūrėsi, jie šaunuoliai, jie sutarė su Akropolio knygynu, kad leistų pastatyti mano Harley į vitriną. O, geras. Knygos launčui. Bet kaip sutarė, tai gražus Harleys man buvo, reiškia, Skriminyglos, jie pasiūlė tą idėją ir cituoju, ką atsakė knygynas, knygynuose, reiškia, motociklų, ten seksų ir dar kažko, žodžiu, nebus. O ten motociklą prilygino kažkam. Tada nepasidavė, reiškia, leidykla, būtent Saulius, jie tokius Photoshop padarė maketą, nufotkino tą vitriną knygyno, įpeisino mano motociklą, ten knygų apdėjo ir parodė tą nuotrauką. Ir knygynas sako, gerai, gražiai atrodo, bandom. Pastatėm, reiškia, Harley, tai ten tom dienom vien kiek baikerių užėjo, kurie ten gal pirmą kartą knygą nusipirko. Bet įdomiausia, kad tada skambina, reiškia, vėl Akropolis į leidyklą. Sako, mums neduoda ramybės Kauno ir Klaipėdos Akropolį, kodėl tik Vilniuje, Harleys. Suorganizuokit ir kitur. Tai kitus Harleys vežėm į Kauną ir į Klaipėdą, į vitrinas. Tai aplamai toks įdomus, gavos įdomi patirtis, įdomus žaidimas. Viską dariau kaip pramoga, viskas buvo pramoga, tiesiog having fun ir toks sėkmingas projektas. Labai įdomi istorija. O neplanuoji kažko edukacinio ties pardavimais parašyti, pavyzdžiui? Planuoju, beje, ir jau buvau prisėdęs porą kartų.
Laukiu dar, kol mūza gerai aplankys. Noriu parašyti knygą apie pardavimą, kuri būtų skirta paprastiem, kaip aš sakau, žmonėm, Pradinukam tokiam. Nebūtinai business to business pardavėjam. Bet žinai, ne viena becelė, bet kad tai būtų labai lengvai atpažįstama ir pritaikoma visokiems ekspertam, kurie turi gerą įgūdį kažkokį tai, bet stokoja pardavimo įgūdžių. Pavyzdžiui, juvelyras geras, nežinau, dailininkas. Kartais man gaunu laiškų, pavyzdžiui, menininkas, sako, aš kuriu paveikslus, aš žinau, kad jie geri, bet, aš nemoku to pateikti. Tai va, čia klasikinė situacija, kai žmogus turi rankas, turi kažkokį tai gerą įgūdį arba gerą produktą, bet jis specialistas tos ryties, tačiau visiškai nesigaudo, kaip tą pateikti. Tai va, aš norėčiau tokiem. Tai yra, reiškia, išplėstų smarkiai auditoriją ir tikrai matau, kad yra poreikis. Tikrai, kai išleisi, aš tai būsiu pirmas pirkėjas. Tai tu jau prie profų, tu jau gausi ateiti į tą profam seminarą, o čia bus kitiem. Okay. Puiku. Gerai, prieisim tada prie patarimų pardavėjam. Manau, bus įdomu tiek pasidalinti, tiek jiem patiems bus įdomu pažiūrėti. Pavyzdžiui, pirmas klausimas. Ar turėtum patarimą, kaip klientą sudominti, į ką reiktų atsižvelgti? Galbūt kalbant telefonu. Aš manau, turi tokių situacijų. Gerai. Aišku, tokia shortcutą čia visai nebus ir sidabrinės piliulės, kaip supranti, vieną frazę, jeigu egzistuotų tokia, visi ją žinotų ir jaunai nebeveiktų. Bet pats principas pagrindinis. Aiškiai, žmonės neturi laiko klausytis apie kažkieno svetimus ten produktus ir paslaugas. Įsivaizduok, tu pakėlė ragelį, tau kažkas siūlo pristatyti savo produktą ar paslaugą, kurį jis bando parduoti. Tu turi savo rūpesčio kažkokį. Tai todėl bazinis toks ir svarbiausias principas prieš tokį skambutį ar prieš susitikimą apgalvoti reiškia, kokias to žmogaus ar tos įmonės aktualias problemas mano produktas, reiškia, gali spręsti. Turi žinoti tipinės problemas savo klientų ir kurias iš jų tavo produktas ar paslauga gali spręsti. Turi gerai apgalvoti, reiškia, kurias tavo klientų problemas tavo produktas gali spręsti ir per pirmas 30 sekundžių pažadėti klientui pokalbį apie jam aktualių problemų sprendimą. Pavyzdžiui, Elvi, pakalbėsim, kaip padidinti tavo podcastų populiarumą. Arba jeigu turėtum keletą minučių, galėtum aptarti idėjas, kaip galėtum patrigubinti savo podcastų peržiūras per trumpą laiką. Aš dabar ekspromptą čia kažką freestylinu, bet esmė, aš turiu galvoti, kas tau aktualu, ir be abejo, aš turėsiu kažkaip tą paskui pagrysti. Jeigu tu išgirsi pažadą, kad tas pokalbis tau gali iš tikrųjų pasiūlyti aktualių problemų sprendimą, kodėl tu turėtum atsisakyti. Bet jeigu aš sakysiu, Elvi, norėčiau, kad pasiklausytum apie mano mokymus, skirk man laiką, aš tau papasakosiu, klausyk, prie ko čia mano mokymai, mano problema, tu turi savų. Apibendrinus jaučiu, kad svarbiausia susikoncentruoti pardavėjai į kliento problemos sprendimą su savo prekę arba paslauga. Bet pradžia tokia, reiškia, apgalvok, reiškia, kas tavo tiksliniai klientai, kas per produktas pas tave ir kas galėtų būti tiksliniai klientai. Kokius jų poreikius ar problemas tavo produktas gali spręsti. Bet tokias problemas, kurios labiausiai tikėtinos. Pavyzdžiui, jeigu tai pardavimas įmonėms, business to business, dažniausiai aktualu kaip padidinti pelną, padidinti pardavimus, sumažinti sąnaudas. Tai ar tavo produktas ar paslauga gali kažkokiu būdu padėti jiems, ar sumažinti sąnaudas, ar padidinti pajamas, ar pagerinti efektyvumą. Gali kažkurias. Jeigu kažkurias gali, ir bandyk apie tai siūlyti šnekėti. Aišku, turi šnekėti su tinkamu žmogum. Su žmogum, kuriam iš tikrųjų rūpi tų problemų sprendimas, kurio ten KPI'se kažkokie rodikliai, nežinau, gerės. Tai čia yra šitiek namų darbo reikia, tu negali barškinti, reiškia, visiems išėlės pagal telefonų knygą, nes geras pardavimas tai nėra vien kalbėjimas apie tavo produktą ar paslaugą, tai pirmiausia, reiškia, yra kliento poreikių identifikavimas ir išsiaiškinimas, ir tada jau siūlymas sprendimą. Super, geras atsakymas, aš irgi kažko naujo išmokstu. Gerai, o koks, galbūt čia vienas, galbūt keli, kokie yra geriausi būdai sukurti pasitikėjimą su klientu ir sėkmingai parduoti? Galbūt ten pristatyti savo patirtį, kompetenciją, ar kažkoks kitoks yra būdas? Taip, iš tikrųjų sunku vieną būtų įvardinti, pasitikėjimas ir netgi nuo to, kaip tu pradedi pokalbį ir kaip tu elgiesi, pirmas įspūdis irgi turi įtakos pasitikėjimui. Tai netgi tavo pirmi žodžiai. Aišku, tavo patirtis, jeigu patirtis su panašiais klientais, kurie turi panašių problemų ir poreikių, tai yra rekomendacijos. Jeigu kiti tave rekomenduoja, be abejo, tai
ne tik pas mus, bet ir turbūt visam pasauliu rekomendacijos yra gal reikšmingiausias toks pasitikėjimo sutvirtinimo būdas. Okay. O pavyzdžiui, kalbant telefonu, ar balso tonas turi įtakos pardavimui? Be abejo, telefonu balsas turbūt svarbiau už turinį. Tai yra pats balsas, intonacija, kiek jis užtikrintumą, kažkokį tai pasitikėjimą savim, bet ne aroganciją. Toliau, o iš kokių mokymosi šaltinių, įtraukiant ir tavo paties mokymus, rekomenduotum mokytis, kad tapti gerų pardavėjų, pavyzdžiui? Galbūt tai YouTube kanalai, knygos ar kokie kiti šaltiniai? Aš manau, visi lengvai prieinami šaltiniai, kaip tavo minėtas, ir YouTube'as, ir knygos, ir internetas, nes šiais laikais tai būtų nuodėmė to nenaudoti, kadangi tai yra didžiulis resursas, tai yra nemokamas resursas. Ir aišku, yra sunkesnis būdas, bet mano manimu pats veiksmingiausias, tai yra pasisamdyti kažkur tai padirbti aktyviuose pardavimuose. Ta pat noriu pasakyti. Taip, tai nėra nieko geresnio už praktiką, tu gali žiūrėti dienų dienas, aiškiai, YouTube kanalą kažkokio tai pardavimo gurų, kol tu pats nepradėsi to daryti, kol tau neims gautis, nieko nebus. Šiagi įgūdis, čia kaip vairavimas įgūdis, tu negali pasižiūrėjęs vairavimo pamoką gerai rašytą, jau gerai vairuoti, turi atvairuoti tam tikrą kiekį valandų, kad tau pradėtų gautis. Tai ir pardavimas lygiai tas pats, tai yra bendravimas. Ir aš manau, kad investuoti, ypač kai tu jaunas, tu gali investuoti laiką, kad ir surasti įmonę, kuri būtent užsima aktyviais pardavimais, kur turi kažkokią stiprią pardavimų kultūrą, idealiu atveju dar turi mokymų sistemą, tavo algą mokės ir plus tu dar mokysies. Aš irgi laikausi tos nuomonės, kad žinios, kurias tu šiaip mokiniesi, ir jeigu jų netaikai praktiškai, tai jos yra bevertės praktiškai. O dėl mokymų, jeigu jau ten kažkur renkantis mokymus, ypač iš kurios tam pats investuosi, pats pinigus mokėsi, aš rekomenduoju rinktis mokymus, kur iš tikrųjų veda žmogus su patirtimu, žmogus praktikas, kuris ne tik teoriškai, bet ir pats daro tai ką šneka. Ir pačiuose mokymuose turėtų būti irgi praktikos, neturėtų būti vien skaidrių rodymas ir teorija. Mano mokymuose iš vis nėra skaidrių, aš nenaudoju skaidrių, pavyzdžiui. Skaičiau vieną knygą, yra tokia storytelling, galbūt kažkam bus aktualu, kad kuo mažiau yra teksto arba galbūt tik tai paveiksliukai skaidrėse, tai tuo žmonėm tik tai įdomiau. Viską kalbi iš savęs, o skaidrės yra kuo mažiau info arba iš viso paveiksliukai tik tai kokie. Dar toks įdomus faktas, kad žmogaus operatyvinė atmintis sunkiai gali prisiminti daugiau nei 7 kažkokius dalykus, 7 informacinius vienetus. Tai jeigu tu išvardinsi daugiau nei 7 kažkokius privalumus savo produkto, nežinau, daugiau nei 7 argumentus, visų neprisimins. Panašiai su skaidrėm. Jeigu ten parodysi 35 skaidrės, nesvarbu per pardavimo pokalbį ir ten per mokymus, žmogus be šansų atsiminti 30, atsimins iki 7. Todėl patarimas net ir ruošiant prezentacijas, kad mažink vaizdinių priemonių, mažink skaidrių, kad būtų kaip įmanoma arčiau 7. Kokia prasmė, aš suprantu, nori daug parodyti, nes čia daug svarbių dalykų, daug informacijos svarbios, bet jeigu tu žinotum, kad jis tikrai visko neprisimins, kokia prasmė rodyti viską. Ir blogiausia, kai rodysi daug, jis gali prisiminti ne tuos dalykus, kur labiausiai reikėjo. Tai mažink informaciją iki 7 skaidrių. Vienoje skaidrį iki 7 punktų, jeigu ten iš vis yra punktai, bet teisingai sakai, ten geriau būtų vaizdinė informacija ir tu gali įgarsinti turinį. Daugelis irgi klysta užsikabinę už tos tokios tiesos, kad ką žmogus pamatė, reiškia, ten 1000 kart geriau prisimins. Tai todėl jie, kad tai, ką šneka, dar bando ir tekstų rodyti. Skaidrėje visą savo tekstą surašo, šneka balsu, rodo raštu ir mano, taip žmogus geriau prisimins. Ne, taip nėra. Tai jis geriau žymiai prisimena kažkokią tai emociją, todėl tu geriau pasakok tai, ką nori papasakoti ir rodyk paveikslėlį, kuris atspindėtų tą asociaciją, tą emociją. Jo, bet irgi, čia dar vienas pastebėjimas, irgi skaičiau knygą, kad jeigu žmogui ar papasakoja, arba, kaip ir kelionės, labiausiai sukelia daugiausiai emocijų, todėl labiausiai tai išlieka tavo atminty. Ir dar kas, ką aš stengiuosi irgi per savo mokymus ir per pranešimus konferencijose, jeigu žiūrėjai, tai prisiminsi dabar, kiekvienoje temoje aš stengiuosi kažkokį tikrą pavyzdį dar papasakoti. Analogiją. Taip, tikrą pavyzdį iš gyvenimo, nes pavyzdžiai iš gyvenimo, juos lengvai žmonės įsimena. Ir lengviau, reiškia, gali susijęti su tuo, ką tu pasakoji. Tikras pavyzdys, kaip kažkam ten buvo, nutiko, nežinau, ar kaip kažkas pritaikė. Ok, geras. Dar klausimas, bet čia iš dalies kaip ir atsakėm, su kokiamis problemomis dažniausiai susiduria pardavėjas. Galbūt per didelis orientavimasis į produktą ar paslaugos ten naudą, bet ne į kliento naudą. Taip, per daug, žinai,
Blogas pardavėjas prieš pokalbį galvoja, ką kalbės apie produktą. Geras pardavėjas galvoja, ką klaus, ką aiškinsis. Tai yra, gero pardavėjo įrankis yra klausimai. Svarbu prakalbinti klientą. Vat, kad tinkamus klausimus užduot, kad jis atskleistų savo poreikius, atskleistų, pripažintų poreikius. Tada remdamasis to, ką jis pasakė, tu gali pritaikyti ir savo pasiūlymą. Siūlau ne todėl, kad kažką turiu, kad kažką atsivežiau, kažką sukūriau, ne todėl tau siūlau, o siūlau todėl, nes tu minėjai, kad turi tokių poreikių, tokių problemų ir aš tau turiu įrodymų, kaip tai sprendžia. Okay. O vis tiek jaučiu pagrindinis raktas yra, kai skambini, tai viską orientuoti tik apie pačias kliento problemas ir naudą viską jam, negu apie produktą pačią naudą apskritai. Žinai, produktas turėtų pasirodyti kažkur tai pokalbė jau to paskutinį daly. Kaip klasikiniai pardavimo etapai. Tai yra pradžia, išsiaiškinimas, pasiūlymas. Pasiūlymas tik po išsiaiškinimo. Tik po to, kai tikrai klientas pripažino tam tikrus poreikius, tada, reiškia, pristatai produktą ir ne viską, ką žinai apie jį paskui. O paskui tuos dalykus, kurie pagrindžia, kokiu būdu jis tinka tavo poreikiam. Bet kokius poreikius klientas pripažino, tokie ir argumentai apie produktą. Mes pat siūlau šitą gėrimą, nes minėjai, kad per podcastą kartais pritrūksta energijos, o čia yra energetinių kažkokių fintų. O yra kokių atsakymo perliukų, kai klientas sako, kad man per brangu? Taip, be abejo. Žinai, perliukų aišku įvairių, bet mano, nežinau, gal mėgstamiausias ir kur aš labiausiai rekomenduoju, jis universalus. Ir kai žmogus sako brangu, žodis brangu yra vienas, bet kiek po jo gali slypėti skirtingų priežasčių. Kažkas sako brangu, nes tai neturi tiek pinigų, todėl sako brangu. Kažkas sako brangu, nes iš tikrųjų nenori to produkto. Kažkas sako brangu, nes nori dėrėtis. Jam tinka kaina, bet jis bando mažesnę gauti. Kažkas sako brangu, nes nemano, kad jam išvis tinka. Aš žinau dar vardinti. Brangu žodis vienas, o priežastys skirtingos. Tik kol nežinai, kokia priežastys, negali žinoti ir kaip toliau įtikinėti. Todėl kas kartą išgirdus brangu, aš siūlau pasidomėti priežastym. Tikrai aš dažnai ir klausiu, kodėl jums atrodo brangu, arba kas ne taip su kaina. Nei kart nesu už tai per galvą gavęs, ar man į duris nieks neparodė, žmonės atsako. Jeigu atsako, kad nes už kampo kažkas siūlo pigiau, tada tinka pristatyti savo privalumus, kuo tu kitoks nei tas, kur už kampo. Jis sako, nes neturi pinigų, tada gali arba pigesnį versiją pasiūlyti, arba išdalinti mokėjimą, arba, nežinau, paskolinti, variantai visi. Ta prasme, kad išgirdus brangų nereikia pulti su savo gatavais atsakymais. Man žodis brangų toks kaip penkiagalvis slibinas. Kol aš nesužinosiu, kuri galva šiuo atveju kalba, aš negaliu žinoti, kaip toliau tave įtikinėti. O koks būtų atsakymas, pavyzdžiui, kurie sako, kad neturiu laiko, ten kalbėti, susitikti, išsiaiškinti ir panašiai. Žinai, čia gali būti ar iš tikrųjų neturi laiko, ar čia taktinis prieštaravimas, nes jis nenori toliau kalbėti. Dažnai čia taip yra. Tai vėl, vienos piliulės kažkas tai nėra, bet pirmas dalykas jau prevenciškai prieš susitikimą, ypač jeigu tai susitikimas, aš įsitikinu, kad mes tikrai turėsim tiek, kiek reikia laiko. Maždaug kiek užtruks susitikimas ir kad klientas žinotų, tai nebus surprizų, kad jam nebuvo laiko. Jeigu to nepadarai, arba jeigu čia telefonu tas vyksta, tai, gali paklausti, kada tinkamesnis laikas. Čia paprastas būdas ir perskambinti jau to tinkamesnių laikų. Yra ten mandresnių ten atsakymų, pačiai. Ar tai reiškia, kad šiuo metu skiriat laiką tik svarbiem klausimam? Tas, kas neturi laiką, dažnai sutinka, kad tik svarbiem. Tada ir paklausiu, o tavo didesni pardavimai prie svarbesnių ar ne? Čia toks jau biškiai mandras, gal ne visiems patikti. Arba jei žinotum, kad 20 minučių skirtų šitam pokalbiui padės tau padidinti pardavimus, ar skirtum 20 minučių? Čia irgi aš galėčiau vardinti daug tokių, tik žinai, nėra vieno, kuris visiems tiktų, kartais toks, kartais kitoks. Svarbu, kad pats pardavėjas užtikrintai jaustųsi su tuo atsakymu. Todėl aš net gatavų dažniausiai nesiūlau sąrašo, ką šnekėti per mokymus. Nes žmonės skirtingi. Ten 15 dalyvių, jie visi skirtingi, o aš dar 16, dar kitoks. Kas tinka man, nes aš tą galiu savo stilium užtikrintai pasakyti ir man veikia. Neveiks, kai pasakys kitas, nes jam pačiam atrodo keista šitą frazę. Todėl aš duodu principus ir duodu užduotį, reiškia pagal tą principą sugalvoti. Sugalvoti tokius atsakymus, kokius žmonės dabar gali sugalvoti. Tada mes aptariam ten, patininguojam kažką, jeigu reikia, ir žmonės išeina turėdami jau savo. Labai geras. O kokios savybės yra reikalingas geram pardavėjui, pavyzdžiui, drąsa galbūt, kompetencija,
prekės ar paslaugos apibūdinimas ir panašiai, ar galbūt, žinai, kokias unikalias, pavyzdžiui. Nu, tai viską gerai kalbė. Aš manau, kad viena savybė, apie kurią mažai kas galvoja, manau, kad geras pardavėjas turi mėgti bendrauti. Nes čia pardavimas apie bendravimą. Nebent tu ruošies lieptis, reiškia, už ekrano ir vien ten čiatų rašyti. Tai visi pardavinėtojai, kurie pardavinėja per čiatą, per Messenger, per visą kitą, jūsų dienos skaičiuotos, nes dirbtinis intelektas jau dabar tai daro. Jau dabar, jeigu jūsų įmonė dar to neintegravo, kitą pirmadienį integruos. Tai todėl, jeigu tai yra gyvas bendravimas, ar telefonu vėlgi, ar susitikus, tai yra, man patik turi bendrauti. Man turi rūpėti kito žmogaus poreikiai. Man tikrai turi rūpėti tavo poreikiai. Nes jeigu man nerūpi, aš ten galiu, aišku, prigalvoti klausimų, bet tai jausis. Ir aišku, tai, kad tu minėjai, atkaklumas labai svarbu. Kadangi tikrai bus daug neigiamų atsakymų, jeigu tu po kažkilinto nuleisi rankas, tau bus sunku pardavinėti. Neturi priimti asmeniškai tų atsakymų. Nesvarbu, kas sako, brangu, nesąmonė, reiškia, tu toks, neprimk asmeniškai, reiškia, čia to žmogaus nuomonė. Ir aš manau, kas labiausiai stiprina tą tokį savivertę pardavėjo, tai yra sėkmės istorijos, tavo paties sėkmės istorijos. Reiškia, jeigu tu vien tik tai lūzni, nežinau, jau kelias savaitės tu pardavinėjai, nieko neperka, sunku, tu turi būti neadekvatus, kad tau visiškai tai tavęs neveiktų. Bet net ir mažos sėkmės istorijos, kažkas kažką jau sudomina, kažkas jau svarsto, kažkas jau nupirko. Aš manau, tokios labai stiprina. Ir todėl, ką aš rekomenduoju pardavėjam, tokį didesnį aktyvumą. Nes pardavimus lemia ne tiek tavo popierių kilnojimas ant stalo tenais ir brauzimas internete, kiek, sakau, pačio įgūdžio lavinimas, tai yra bendravimo. Jeigu tu padarai per savaitę 3 pokalbius, pavyzdžiui, 3 pokalbius su klientais gyvus, ar video, nesvarbu, ar gyvus, tai kiek tau reikės savaičių, kad taptum, reiškia, jau sklandus. Labai daug. Bet jeigu tu per savaitę padarai, reiškia, 150 telefoninių pokalbių, nežinau, 2-3 savaitės ir tavo telefoninis pokalbis pagerės. Ir pavyzdžiui, ypač telefoninių pardavėjai, jie gauna daug neigiamų atsakymų. Tie, kurie daro mažai skambučių, jiem labai ilgai reikia laukti sėkmės istorijų. Tas, kur per dieną daro 50, jis turi statistiką, jį kas 10 pasiunčia kažkur, bet maždaug kas 11 perka, plius minus. Reiškia, jis per dieną kelis padaro bent jau sandorius. Tas, kur 2-3 skambučius daro, mėnesį laiko 0 sėkmės istorijų, tai čia reikia būti tikrai neadekvačiam, kad dar laikyti pasitikėjimą. Tai didesnį aktyvumą. Kas liečia dar dirbtinį intelektą, tai mačiau, kad, aišku, gal jau seniau atsirado dabar, bet bent jau savo programėlėje ChatGPT, tai mačiau, kad jau ir atsirado balsu dirbtinis intelektas. Tai manau, čia jau tikrai ženklas, kad tobulint savo įgūdžius tikrai reikia, nes surašus, manau, tinkamus šablonus ten iš viso. Taip, tikiu. Ir žinai, tas irgi toks klausimas kyla, kurį vis dažniau girdžiu, kas laukia pardavėjų, kai ištobulės dirbtinis intelektas, o kaip pats sakai, balsų. Aš esu tikras, kad vidutinių pardavėjų nebereikės, paprastų ir vidutinių, nes dirbtinis intelektas tą geriau padarys, bet gerų pardavėjų paklausa dar padidės. Jau dabar turbūt nėra savaitės, kad kažkas mane nesikreiptų su prašymu, ar aš nepažįstu kokį nors gerą pardavėją. Vadovai ieško gerų pardavėjų, gerus pinigus sutinka mokėti, bet jie ieško gerų. Jiem nereikia šiaip visų, kurie sutiko dirbti, nereikia gerų. Tai gerų pardavėjų reikės, nes yra sferų, yra temų, kur visą laiką reikės gyvo žmogaus, gyvo specialisto. Dabar dar turėjau klausimą, kaip tik norėjau paklausti, ar dirbtinis intelektas kažkaip įtakoja tavo sritį, bet spėju, kad visiškai beveik ne. Žinai, aš karts nuo karto prisėdu pasibandyti dirbtinį intelektą, reiškia, ką jis man gali padėti. Ir kol kas aš dar nerandu, kaip jį pritaikyti. Aš bandau rašyti naujienlaiškį ir žiūriu, kaip parašytų dirbtinis intelektas. Jis man parašo, aš skaitau, aš per daug gerbiu savo klientus, kad tokį siūsti. Aš matau, čia ne aš rašiau, reiškia, man banalu, man amerikonizmo labai daug, nors aš prašau, reiškia, rašyti europietiškų stilium. Aš manau, jis dar, mano atveju, nepakankamai tobulas, tai aš dar jo negaliu pasinaudoti, bent jau nesinaudoju. Karts nuo karto prisėdu, karts nuo karto patikrinu ir iki šiol dar vis nusiviliu. Tai mano klientai per daug pažengę, reiškia, per daug išsilavinę, kad neatpažintų tokio feiko.
Jeigu aš rašau, jeigu mano vardas apačioje, tai vis dar aš. Mano klientai gali būti ramus, jeigu gaunat mano laišką, čia rašiau aš. O ar pats irgi rašai naujienlaiškius, ar turi ir žmonės, kurie už tavęs rašo? Žinai, esu bandęs keletą kartų gyvenime paskirti kitam žmogui rašyti. Bet visą laiką baigdavos to, kad perskaitydavau ir pats perrašydavau. Nu, kol aš pats pasirašinėjau, tie naujienlaiškiai, po kuriais aš pats pasirašau, aš visgi rašau pats. Aš nusprendžiau, kad keli dalykai, tai yra mokymų vedimas ir ta komunikacija, po kurią aš pasirašau, visgi turi būti mano darbas. O tu savo verslę ar pagrindinę pats veikia ar komandą turi? Įvairiais laikais būdavo įvairiai. Ilgą laiką turėdavau 2 pardavėjus ir asistentę. Aiškiai, vienas žmogus pradėdavo atvirus mokymus, kitas vidinius. Bet ką reiškia pradėdavo? Aš irgi vienas iš jų, nes pavyzdžiui, vidiniai mokymai sandoris neįvyksta be susitikimo su būsimu lektorium. O ten vis tiek dar turi save parduoti, nes įmonės dažnai renkasi iš kelių tiekėjų, iš keliolikos, reiškia, ir turi parduoti. Bet mano darbuotojai, jie padeda, reiškia, privesti iki to etapo. Tai yra tie šalti skambučiai, žinau, pirmieji susitikimai, pirminio pasiūlymo pateikimas, tą gali padaryti darbuotojai, bet vėliau ateina laikas, kai jie nori matyti būsimą lektorių ir kas toks, ir ten turi vis tiek dar save parduoti. Supratau. Taip, o šitas įdomus buvo man pačiam klausimas irgi. Kokie yra mitai apie pardavėjus, pavyzdžiui, arba pardavimus? Tai pagrindinis mitas, kad pardavėjas tai yra apgavikas, spekuliantas, ten nori tavo paskutinę skūrą nulupti ir ten reikia tokių vengti. Čia didžiausias mitas, kad pardavėjai tai yra kažkokie tai nesąžiningai ten žulikai. Iš tikrųjų, tokių yra, tokių yra, taip tiesa, kad tokių yra. Bet aš esu tikras, aš galiu čia kryžium, reiškia, gulti už tą tiesą, kad geras pardavėjas yra draugas klientui pirmiausia. Nes geras pardavėjas nori, kad klientas grįžtų. Geras pardavėjas privalo turėti tokią sveiką tinginystę. Žymiai lengviau yra pardavinėti patenkintam klientui vėl, negu ieškoti naujų klientų. Tai reiškia, jeigu aš parduosiu taip, kad klientas nusivils ir nebegrįž, man labai sunku darbą reikės dirbti. Amžinai ieškoti naujų klientų, o dar blogas žinios ims sklisti, reiškia, iš nepatenkintų klientų. Tokio pardavėjo dienos trumpos ir suskaičiuotos. Geras pardavėjas, nesvarbu kokioje srityje, nesvarbu ką pardavinėja. Pirmiausia, reiškia, jis viską darys, kad klientas liktų patenkintas. Reiškia, čia apie apgaulę kažkokią tai overpromising neina, reiškia, kalba, makaronų kabinimą. Aplamai geras pardavėjas turi įsitikinti apie kliento lūkesčius ir užtikrinti, kad klientas nesitikė daugiau nei gaus. Aš turiu kartais numušti lūkesčius. Jeigu irgi būna, kad vadovas žiūri, kad tikisi, kad po 2 dienų seminaro ten taps super derybininkais ir jis nori 30 darbuotojų į tą seminarą, aš turiu numušti lūkesčius. Neįmanoma 30 žmonių per 2 dienas padaryti gerais derybininkais. Aš numušinėjau lūkesčius, aš rizikuoju, kai jis nebenorės pirkti. Bet geriau jis nepirks, negu jis man sumokės, aš pradėsiu mokymus ir jie netaps visi super derybininkais. Tai ir geras pardavėjas apsaugos klientą nuo klaidingo pasirinkimo. Čia gal esminė tokia savybė gerą pardavėją, jis neturi neleisti klientui rinktis, jeigu aš matau, kad tau ne visai tai, ko tau reikia. Pavyzdžiui, aš gėrimą pardavinėju, tu nori įpirkti, tu net nori, tu netgi prašai. Geras pardavėjas. Prieš tau paduodamas gėrimą porą klausimų dar užduos. Pavyzdžiui, ar gal turi alerginių reakcijų į tauriną. Jeigu turi, aš neimsiu tavo pinigų. Supratau. Minėjai, kad geras pardavėjas yra kaip draugas. Tai turiu omeny, kad draugas ar nekalbėtų taip profesionaliai, galbūt labiau atsipalaidavęs, vos ne kaip su draugu kalbėtų, ar kitos savybės. Žinai, aš manau, draugas reiškia, kad tau nepakenks jis tavo pusėje. Geras pardavėjas yra tavo pusėje. Jam naudinga, kad tu liktum patenkintas iš jo nusipirkęs. Reiškia, jo nereikia jį žiūrėti ten kažkaip žiūrėti įtariai, kaip į grėsmę, kai jis tau kažką įpirš. Bet pabrėžiu, daug yra prastų pardavėjų. Tai prastų iš tikrųjų reikia saugotis. Kaip atskirti gero nuo prasto? Čia irgi geras būtų klausimas. Aš manau, geras pardavėjas, jisai nepuls tau siūlyti, pradžioje jis aiškinsis poreikius. Čia esminis testas. Ar jis tau iškart kažką siūlo bruką? Ar buvo pasidomėjimas tavo poreikis, ar nebuvo? Jeigu nebuvo, jis tau siūlo bruką, tikrai čia nėra geras pardavėjas, gali įsiūs velniop. Bet jeigu jisai kantriai ir atkakliai bando aiškintis tavo poreikius, tikėtina, kad geras pardavėjas, tai neslėptų poreikių, atskleisk, nes jeigu tu išsisukinėsi, tai gausi galbūt negeriausiai tau pritaikytą pasiūlymą.
Buvo, beje, vat, jeigu yra laiko, trumpatį prisiminiau, kažkada kreipėsi vieno didžiulio prekybos tinklo pirkimų skyriaus, reiškia, vadovai. Ir, reiškia, paprašė manęs pravesti mokymus jų pirkėjams apie tai, ką aš mokau pardavėjus. Vat kokių taktikų mokau pardavėjus, kad jie galėtų, reiškia, bendraudamis pardavėjų atpažinti, kokias taktikas jis taiko ir pasipriešinti. Pasako, norim žinoti, kokių dalykų mokom pardavėjai, kad galėtumėm atpažinti ir pasipriešinti. Ir man tas prašymas pradžioje toks keistas buvo, aš dažniausiai pardavėjų mokytojas. Dabar, kai čia saviškius užduosiu, atskleisiu, kokių dalykų mokau. Bet galvoju, jeigu ne aš, tai kitas tą padarys ir aš sugalvoju per kokią prizmę tą pateikti, kad man būtų viskas ok su etika. Aš jiems sakau, žiūrėkit, aš padarysiu tokius mokymus, kaip jūs prašo, tikrai atskleisiu visų fainiausių dalykų, ką mokami pardavėjai, bet ką aš noriu, kad jūs suvoktumėt, kad, ką ir tau sakiau, kad geras pardavėjas jums ne priešas, geras pardavėjas jums draugas, aiškiai, jis neįpirš kažko, ko jums nereikia, geras pardavėjas. Tai po to, po mano mokymų, jūs galėsite atpažinti gerą pardavėją nuo blogo. Tikrai iš pirmų minučių, iš pirmų sekundžių pradės bendrauti pardavėjas, jūs turėsite sąrašą, reiškia, indikatorių, pagal kuriuos atpažinti, čia prieš jūs geras ar blogas. Ir jeigu blogas, tikrai galite ką norite jam daryti. Galit fizinės bausmės taikyti, ką jūs įpratė, maksimaliai, jūsų reikalas. Bet jeigu atpažinot, kad prieš jūs geras, aš siūlau netrukdyti jam savo darbą atlikti, o bendradarbiauti. Jeigu jis užduoda klausimus, atsakinėkite klausimus. Nes jeigu jūs išsukinėsite, jis negalės jums parinkti tinkamiausią pasiūlymą. Nes geras pardavėjas, nebruks kažko, kas jums netinka. Tai va, kaip ir pirkėjų stovykloje atskleidžiau, ko mokau pardavėjus, bet tuo pačiu, aš manau, svarbesnę misiją atlikau, jie įsitikino, jie patikėjo tikrai, jie suvokė, kad būna geri ir būna blogi pardavėjai, o geriems nereikia priešintis, aiškiai, gerus reikia priimti. Labai daug ir naudingos informacijos, ir aktualios, ir vertingos, tai čia ir auditorijai bus labai labai naudinga. Ir, pavyzdžiui, man pačiam įdomu, kiek šitų patarimų, kurios davėjai, kokia jų dabar yra vertė, nes čia vis tiek, kaip dalis iš mokymų. Šitas klausimas skirtas tam, kad žmonės suprastų ir tikrai tai vertintų. Aš manau, Elvi, tu ramiai gali čardžinti, reiškia, už peržiūras po 10 eurų. Jeigu rimtai, aš taip neskaičiau, bet didžiausia vertė, jeigu bent vienas žmogus, kuris į pardavėjų žiūrėjo įtariai, neigiamai pakeis savo nuomonę. Nauda bus, jeigu bent vienas ar keli pardavėjai pritaikys kažką iš to, ką šnekėjom ir taps dar geresniais. Ir nauda, jeigu mes tai Elvi klestėsim. Tikrai aš tai labai džiaugiuosi, kad pakviečiau čia. Labai daug naudingų ir gerų žinių. Net aš pats, aš labai to iš tikrųjų įdomiuosi, nes ir man tenka kalbėti telefonu. Bet suformavai dar kitokį požiūrį ir visai supratau, būtent, ką reiškia tas geras pardavėjas, kas yra blogas ir dabar visai viską kitaip sukaramčiau ir supratau. Kokie tavo tikslai per 2025 metus? Žinai, per sekančius tos metus mano tikslas iš tikrųjų pasiūlyti savo klientam video mokymų. Tai yra, kad jie galėtų įsigyti mokymus ir žiūrėti jam patogiu metu. Aš ilgai laikiausi nuo šitos sferos, reiškia, nuo šito formato, bet vis daugiau klientų sutinku, kurie pagidauja, ar jie negali sau leisti, reiškia, atvykti, ar jie negali sau leisti tiek sumokėti, jiem reikėtų, jie norėtų ir aš tą padarysiu. Tai čia gal pagrindinis. Aš vėl žadu būti aktyvesnis video platformose, savo YouTube kanalą smarkiau judinsiu. TikTok accountą pasidariau neseniai po paskutinio podcasto, irgi ten įdomi sfera. Tai va, būsiu aktyvesnis su video visom prasmėm ir ką, susitiksim ir video ir gyvai tikiuosi su klientais. Aš tai pagalvojau, galbūt bent jau matau tas, kas labai trendina šiandieninėse tendencijose ir panašiai, tai galbūt netgi apsimokėtų ir ateityje kokią bendruomenę padaryti, kur būtų mokymai ir mėnesinį membershipą, galbūt subscriptioną padaryti. Taip, irgi variantas ir tas populiaru, ypač vakaruose, JAV populiaru, neatmetu ir tokios galimybės, kaip tik, kol mes šnekam, specialistai pabaiginėja mano atnaujintą svetainę ir rytoj, kai atsibusiu, jau tikiuosi veiks nauja, tai jinai bus pritaikyta ir turės, galimybės ir išplėstinės funkcijas ir tokiam dalykam. Tai va, pabiškai žengiu į ateitį,
tiek technologiškai, tiek įgūdžių prasme ir man smagu matyti, kas ten vyksta. Man tai labai smagu matyti, kad tu ir vyresnis, bet tu labai vėjasi ir visas, kaip čia pasakyti, šio laikiškumą vėjasi. Ir mane tas nustebino, žinai, nes bent jau aš aplinkoje, kiek pažįstu tokio amžiaus žmonių, tai jie tokie, žinai, kaip čia pasakyti, savo komforto zonai, nesistengia, nesidomi ir čia man labai nustebino ir didelis pliusas prie asmenybės tam. Gerai, smagu, ačiū. Ok, iš mano pusės klausimai kaip ir yra visi, nebent pats dar galbūt turi kažkokios aktualios informacijos, kuri būtų aktuali pardavėjim, o jeigu ne, tai tada prieisim prie pabaigos. Jo, tai aš manau, pardavėjim tik tą ir palinkėčiau, kad pirmiausia, aš laikau, kad pardavėjo profesija yra gal viena iš geriausių pagal galimybės, kurias jinai teikia. Ne vien kalbu, kad, reiškia, dirbdamas pardavėjų, tu ten užsidirbsi begalės pinigų ir panašiai, nors ir tai variantas, geri pardavėjai daug uždirba. Bet buvimas pardavėjų išugdys įgūdžius, kurie bus reikalingi visose sferose, kur tu ko be užsimtum. Net aš turiu įmonių, kurios užsako pardavimo mokymus, pavyzdžiui, programiniam. Būna patys sunkiausi mokymai iš mano pusės. O kodėl? Nes programeris tampa programeriu dažnai, todėl kad jam patinka mėliau bendrauti su ekranu, o ne su gyvai žmonėm. Ir čia dažnai panaši sfera, kurie galvoja, kad pardavėjai tai čia kažkas blogo. Bet jų vadovai nusprendžia, kad norim, kad ir programeriai mokėtų parduoti papildomą funkciją, kadangi jie kartais tiesiog bendrauja su klientu. Tai yra bet kokiai sferai, ar tu dailininkas, ar tu autošaltkalvis, nežinau, ar tu muzikantas, turėjimas pardavimo įgūdžių tau padės labiau klestėti nei bet kas kitas. Nes tai yra gebėjimas įtaigiai pristatyti idėjas, įtaigiai pasiūlyti, nežinau, paslaugą ar produktą. Aš manau, čia bene svarbiausias įgūdis. Ką dariau, labai džiaugiuosi, kad pakviečiau tave, kad investavai savo laiko, žinių, vertės. Čia ir man buvo labai naudinga, ir auditorijai labai naudinga, ir Rokai tikiu buvo labai naudinga. Žinai, Elvi, pirmą kartą gyvenime, reiškia, aš 100 km važiavau į interviu. Va. Visi vietiniai būna, ar ne? Tai kažkaip dažniausiai, tai irgi šaunu, reiškia, kad pakvietė ir sudominai, aš laimingas, kad čia susitikom. Dėkui labai. Sėkmės.